Sveiki, PFNR klausytojai, su jumis Dovydas, komunikacijų koordinatorė Iveta, logistikos koordinatorė Liucija ir junginių koordinatorė Greta. Labas! Greta, kaip pasiruošimo metu keitėsi tavo požiūris į junginius? Kaip sudarinėjot juos? Mes juos sudarinėjom iš tikrųjų su Saule. Atsižvelgiam labai į jų ypatumus, į jų kaip ir santykius tarpusavį realiai. Kad jie būtų, aišku, draugai, kad kuo geriau išpildytų tą tokį junginio kaip ir darbą, kad jie būtų susibendravę ir kad visas junginys jaustųsi gerai, puikiai ir kad nesijaustų liūdnai. Liucija, koks buvo pats sunkiausias dalykas, kurį turėjai suplanuoti? Prieš dirbdama su logistika gyvenime nebūčiau pagalvojus, kad į vieną Utenos pastatą gali vesti 12 skirtingų kelių, bet norint galima ir sugalvoti daugiau. Iveta, kaip sekėsi ir sekasi perteikti PFO nuotaiką Instagrame ir Facebook'e? Aš manau, kad visai gerai. Čia, aišku, tik tai iš mano pusės, nežinau kaip kitiem pasirodytų, bet aš manau, kad visai gerai, nes mūsų pavasario formas, tai tokias, aš įsivaizduoju tokį labai saulėtą, tokį gėlėtą, pavasarį gryną, tai manau, kad mūsų maketai ir tekstukai labai tą atspindi ir manau, kad visas Instagramas ir mūsų Facebookas labai tą visą nuotaiką labai gerai perteikia. Greta, ką darai, kai junginių koordinatoriai visi pradeda rašyti vienu metu ir tampa toksai chaosas? Taip, tai rašau savo padėjėjai. Dar vienai koordinatoriai, kadangi esu ne viena, mes esam dvi. Tai kad visą šitą suvaldyt, kad į visų klausimus atsakyt ir kad viskas eitų sklandžiai, to viena padaryti negaliu. Tai pasitelkiu savo mylimąją antrą koordinatorę ir tada viskas susivaldo ir visi gauna tikslius atsakymus, bent jau iki šiol. Liucija, kaip sekėsi dirbti su kita koordinatorė Emilija? Buvo labai įdomi istorija, kad dar, kai tik prasidėjo organizavimas pavasario forumo ir dar tik tai skirstėmės, kas už ką bus atsakingas. Ir ta prasme, skirstė Saulę ir žiūrim logistiką ir žiūriu, aš koordinuoju šitą dalyką su Emilija. Ir buvo toks kaip ir, kad mes su ja nebendravom, mes taip, nemėgom viena kitos ir mes taip galvom, aš pagalvojau, kaip aš su ja koordinuosiu, jinai pagalvojo tą patį. Ir galim pasakyti, kad mes taip gerai susidirbam, kad dar vakar kalbėjom, jog po šito forumo mūsų keliai išsiskiria ir mums labiausiai gaila, ta prasme, ne tik, kad formas praeis, bet supras tą, kad mes taip gerai susidirbam, taip gerai per šitą laiką subendravom, mums labai liūdna viena kita yra paleist, tai tikriausiai čia tą paminėčiau, kad pradžioje galvom, kad bus sunku, bet pavasario formas padarė stebuklą. Iveta, tu sugalvojai pačią logotipo mintį. Ar ilgai apie tai galvojai, ar tai tiesiog tau šovė į galvą? Aš manau, kad tiesiog šovė į galvą, nes apie tą logotipą Laimė Utena, tai aš vasarą čia praeitą kažkaip taip Vilniuj sėdėjom su draugiam ir mums pasakė, taigi čia jūsų logotipas Laimė, ne logotipas, bet čia ženklas Utenos Laimė Utena ir mes buvom tokios visos pasimetę, nes gyvenime negirdėjom tokio dalyko ir tada man, kai šita mintis atėjo, kad galėtumėm daryti formą apie emocinę sveikatą, man tada iš karto susisiejo, kad Laimė Utena, nes emocinė sveikata ir taip pat viskas ir susiryšo ir atėjo tos mintys. Kokį jausmą tau kelia mintis, kad žmonės, beveik 400 žmonių, suvažiuos iš visos Lietuvos į vieną tašką Utenoj? Čia iš tikrųjų yra tiesiog, aš negaliu net pati to suvokti iš tikrųjų, nes šitas renginys, mūsų visų pačių sukurtas renginys gali suburt tiek daug žmonių, tai man čia tiesiog, aš negaliu net įsivaizduoti, bet iš tikrųjų jaučiuosi laiminga. Jaučiuosi, kad padarėm viską, ką galėjom ir kad forumas tikrai bus geras. Liucija,
Koks darbas tau labiausiai užtruko, ilgiausiai užtruko? Man tikriausiai, nežinau, mum kaip logistikos komitetui tikriausiai ilgiausiai užtruko keliukai, kadangi mes kaip logistika, mes savo pareigą ir darbą atliksim forumo metu, ypatingai per pirmą dieną. Visa kita buvo pasiruošimas, bet jis tikriausiai nebuvo toks didžiulis kaip finansų komitetui, kuris, galima sakyti, darbą atlieka būtent prieš forumą. Tai mums, kaip jau minėjau, visiškai yra atvirkščiai, kad mes būtent darbą atliekam per forumą. Bet jeigu dėl pasiruošimo, tai tikriausiai keliukai, miego kabinetų paskirstimai, tarimaisi su atidarimo vietomis, darbo grupių vietomis ir miego vietomis, būtent visos sutartys, visas tas reikalas. Na tai galima sakyti tokie techniniai klausimai tiesiog. Iveta, aš tau klausimą neturiu. Ne? Jo. Taigi ten geri visi buvo. Visi geri buvo? Taip, visi patiko. Gerai. Paskaityk tik tai prieš sakant. Ne, bet Prieš čia klausant. dabar kai galvoju, kad logistika nieko nedarė. Tuo metu logistika. Mane vieną vartį pasirodė. Mes pradėjom dirbti. Praeitoje laidoje taip Lapkritį. nebuvo. Jo. O kuris įrašas ar vizualas labiausiai patiko? Pasakysiu promo video. Dar klausimą buvau sugalvojus. Liucija, jeigu nesugalvoji, kad jeigu organizuotum kitą formą, tipo kokią sritį pasirinktum, jeigu negalėtum logistikos pasirinkti. Tai tu pagalvok, kol aš kalbėsiu. Logistika. Su Emilija. Apie kabiną širdį? Mhm. Iveta, kuris įrašas ar vizualas tau labiausiai kabino širdį? Man iš tikrųjų labiausiai kabino širdį tikriausiai, kad promo video, nes iš tikrųjų žiūrėjau, kai atsiuntė, tai buvo kelios ašaros išlietos, nes iš tikrųjų labai gražus video ir aš kai nelabai prisidėjau iš tikrųjų prie promo video, aš nelabai žinau tos visos idėjos, ką jie darys, tai man buvo toks siurprizas, kai aš pamačiau, nes aš taip nuoširdžiai nesitikėjau, kad bus toks gražus video ir kad taip gerai viskas išeis. Greta, ar jau numanai, kurią akimirką forume jausies, va dėl to viską ir darėm? Geras klausimas. Šiaip, manau, kaip ir visuose forumuose, turbūt visi galėtų sutikti, kad tas toks momentas, kai supranti, kad visas šitas darbas kaip ir išėjo nuostabiai puikiai, tai turbūt pats uždarimas forumo, kai ten jau liejasi ašaros visom pusėm ir visiems tiesiog yra gera, kad padarė tokį didelį renginį ir kad tiek daug žmonių subūrė. Liucija, jei organizuotum kitą formą, kokią sritį pasirinktum be logistikos? Geras klausimas. Šiaip nežinau. Atrodo, per šitus, kiek tarp 6-8 mėnesių tarpą, organizuojant ir dirbant ties daug kuom, bet labiausiai, aišku, gal dėmesį skiriant logistikai, to taip stom susigyvenai, kad ir tiek prie to darbo, tos specifikos darbo, tiek prie mano partnerės, su kuria aš dirbu. Ta prasme, net nežinau, gal... Komunikacijos tikriausiai ne man yra. Aš nežinau, man atrodo, toks ne mano darbas. Aš išbandžiau, galima sakyti, padalinį visus komitetus, bet vis aplenkiu kasmet komunikacijos, tai gal dabar reikės pabandyti. Šiaip net nežinau, gal junginių koordinatorių, koordinavimas, va. Finansai, jeigu norėčiau ekstremą, tai finansus pasimčiau, jeigu ant ekstrem daryčiau. Bet šiaip, aš net nežinau, tikriausiai, manau, kad junginių koordinavimas. Taip, puikus atsakymas. Iveta. Taip. Ar turi kokią nors paslėptą bombą? Iš tikrųjų tai taip. Aš kaip tik norėsiu pristatyti komandai, mes šitą filmuojam ketvirtadienį, tai pristatysiu šiandien per susirinkimą. Tai laukit jūs,
o jūs tai jau po forumo pamatysit. Tai vat. Tai vat, su jumis buvo PF On Air, Dovydas, Iveta, Liucija ir Greta. Iki kito epizodo. Iki.